Okay. Tai galime pradėti. Tai reikia pradžiai pristatyti, ką mes čia darom. Taip, įdomesnis formatas. Pirmas, norim pabandyti tokį trumpai pakalbėti apie trasas ir tą pačią dieną pabandyti kelti video. Tai pažiūrėsim, kaip mums tai pasiseks ir tikimės, kad jums bus įdomiau. Tai vat, Išgirsti daugiau apie trasas. jo, tiesiog išgirsti, kaip mums sekasi savaitgalį čionais, čia Treniruoti vėl vos nepasakiau Čekijos, Vokietijos trasose. Taip, tai treniruočių diena. Tai trasos buvo labai įvairios, galiu pasakyti. Buvo ir tokių flowy sekcijų, kurios biškį tik kratė. Buvo sekcijų, kurios baisiai kratė non-stopų. Čia buvo gan sunku kai kuriuose trasose orientuotis, kur ten ką reikia važiuoti. Bet diena prasidėjo tai taip nuo pirmos trasos, kuri tokia, sakyčiau, viena sunkesnė. Aštri. Tai aštri. Tai va, tai taip prasidėjo su tokiu mažu šoku. Iš principo čia nieko nėra baisaus. Tik tais reikia... Ką hebrytai, yra ką veikti? Yra ką veikti, tikrai. Čia nieko baisaus. Nuraulinsi. Jų, gerai, kad neslidu. Bet tada po truputėlį išvažiavom į labiau flow trasas, baigiam iš viso bermais, kas toks buvo, ne per įdomiausias dalykas, aišku. Bet ir bermai tokios kokybės, kur pareini ir atrodo kaip per šaknų gardaną varytum ir atrodo nusikratys tau viskas į tą bermą. Nu taip, labai daug breaking bumpsų. Plius patys akmenuoti. Taip, būna ir akmenuoti ir dar buvo 5, man atrodo, trasa tokia, kur važiuoja ir akmens akmuo po akmens ir nei tu kažkaip greit čia pasigausi, nei tu ten kažką labai kažkaip nuvažiuosi. Nu, žodžiu, tokia buvo labai nervina mane ta trasa, man atsibodavo. Buvo komentaras, man atrodo, buvo mato kratų ir kratų, nepatinka man čia šitas trasas. Ne, kažkoks kitoks. Noriu kažkaip taip. Kažkaip aš įdėsiu, ten kažkaip buvo krato. Ne, ir patinka man šitos trasos, kratų ir kratų, kažkaip taip. Nu, žodžiu, pažiūrėsim, išsiaiškinsim. Tokios tai man trasos labai patinka. Nein čia kažkokių vančiuosi, važiuoju ir tripai. Tai va, buvo ir zavalų. Jo, aš ėjau žemėn, durnoj vietoj, realiai lygioj, tiesiog vairą pamečiau ir ant šono. Aš irgi į bermą įvažiavau ir išslydau. Jo. Ir tiek žinių, kaip sakom. Bet šiaip trasos visos gan siauros, galiu pasakyti. Jo, jeigu rytoj reikės praleidinėti žmonės, ko aš aišku labai nenorėčiau daryti, bet būna visko. Tai bus sunku surasti vietų, kur pasitraukti ir ką padaryti. Tai vat jeigu prisivis ir toks, pats nefainiausias. Bet va čia buvo geras tas prologas vadina, kaip jie čia vadina, kur realiai kvalifikacija ir rytojos varžybos, kur paleidžia tave su maždaug panašaus lygio raideriais ir pamažina tą šansą, kad pasivis ar nepasivis. Jo, tai dabar tipo starto laikai labai įdomi. Čia pirmą kartą mums irgi starto laikai bus tokie, kad ten gali iš vaikų grupės startuoti su senjoru ir moterim. Va tai vat paleidinės, žmonės, tai nebus ten tokių, tai, turbūt bus ganėtinai taip viskas išsidėstęs, kad nereikės praleidinėti. Tai vat, tai nereikia, bet ir gerai, kad nereikia praleidinėti. Mažiau streso. Jo, tai aš būna Čekijai važiuoji, arba ten pasaulio čempionatą. Važiuoji ir tu tiesiog matai pagal žmogų, kad jisai tave pasivis ir tau tada po to žvalgytis visą trasą atgal ir toks bereikšmis išsiblaškymas, nesusikaupimas į trasą. Dar vat paminėsiu, buvau išbandęs e-bike'ą
Čia galima buvo išbandyti specą į baiką. Nu, žinokit, Daug ten specų dalykų. jo, nu žinokit, į baikas yra į baikas, prilipęs prie žemės, aš pats net nustebau, kaip jis važiuoja, wow, neįtikėtina. Man patiko, tai visi Lietuvoje, kas turi į baikus, nu, per šaunuoliai, bet ir per lengva. Sakysi, ten nėra ką veiklos, tu tam važiuoji kaip asfaltu per mūsų Lietuvos enduro transportą. Nu bet žodžiu, tai nežinau, tokios pirmos emocijos iš trasų ir rytoj jau prasideda varžybos. Jo, bet aš jau jaučiu, kaip man kojas biškį gelt pradeda po 10 su viršum nusileidimų šiandieną ir per tokias trasas, kur, nu, tikrai nėra lengvas. Išreikalauja biškį jėgų, tai reikės eit prasivoluot, išgert kokį proteino, šeiką, Teisingai. ir prastampyt, ir šiek neišpotriaut ir miegot. Teisingai. Mane va parbėjęs švelo klinikas ir yra stabdžiai tokie vadinami magūra iš traška braška. Žinokit, by the way, į baikus, jeigu pirksit į baikus, žinokit, nusipirkit gerus stabdžius, jis nuo kalno taip lekia greitai, kad be downhillinių haupų arba magūrų, žinokit, jūs niekur nenuvažiuosit. Nuvažiuosi į medį, Nuvažiuosi į medį, tai va tai. Nu tai va, ačiū. Liuks,